jau važiuojam į prieš paskutinį 5. Lietuvos mineralio čempionato etapą, kuris vyks Dauguose, Alytaus rajone. Šį kartą nuotaikos ir nusiteikimas daug geresnis negu praeitą kartą Plungėje, nes praeitą kartą tikrai ne apie varžybas norėjausi galvoti. Tai šiandien turim penktadienį, važiuojam dabar į pačius Daugus, ten vyks administraciniai, techniniai komisija automobiliui, reikia užsiregistruoti, viską susitvarkyti. Kažkaip šiandien per tą skubėjimą ir tentą namuose palikau, kur po automobiliu dedasi servizų zonoje, tai teko apsisukti, grįžti pasimti. Tai dabar gaunasi taip, kad šiek tiek vėluosiu į administracinę komisiją. Tai paskambinau savo šturmanui, pasakiau, kad užregistruotų be manęs ir kad šiek tiek vėluosiu. Bet to šiame etape vėlgi startuosime kartu su Marku Buteikiu, kuris ir bus mano šturmanas Dauguose. Tai trumpai apie šį Daugų etapą, tai rytoj turėsime 4 unikalius greičių ruožus, kuriuos važiuosime po 2 kartus. Tai iš viso turėsime rytoj 8 greičių ruožus. Kiek žinau ir kiek teko girdėti, tai rytoj turėsime pirmus 2 greičių ruožus, tuos pačius, kur buvo pernai paskutiniai. Tai iki servizo maždaug žinomi bus greičių ruožai, o po servizo bus visiškai nauja, dar niekad nevažiuoti, tai vėlgi nusimato labai įdomus ir su naujais greičių ruožais etapas. Automobilis paruoštas, su juo viskas gerai, Plungėje jam visiškai nieko nesugadinome, bet turiu didelį galvos skausmą su padangom. Tokių išmierų, su kuriam aš važiuoju, tiesiog nebėra, nėra kur nusipirkti, sezono galas, niekas nebeveža. Tai daug galvojau, kaip čia geriausia būtų padaryti. Tai aš jų dėvėtų turiu važiuotų, ta prasme, su kuriam važiuodavau, tų pavažiuotų, bet aš nevažiuoju su tokiam. Aš jau vieną kartą atvažiavau vieną etapą ir viskas, aš jau nebededu, bet tai sprendžiau šią dilemą ir uždėjau Raptoris, bet šiek tiek kitokius. Dar su tokiom niekad nesuvažiavęs, niekad bandęs ir dabar neturėjau laiko pasibandyti per darbus, tai nežinau, žiūrėsim. Tai šis etapas vėlgi toks gaunasi daug nežinomybės, neaišku kaip su tom padangom. Aš bijau, kad tiesiog, automobilis šiek tiek yra per silpnas ir gali nepavežti tokių padangų. Tai nežinau, toks vėlgi gaunasi testinis etapas. Kaip startuos, kaip stabdys, kaip ant stabdymų ten elgsis ta mašina, vėlgi viskas turėtų būti kitaip. Tai nežinau, daug galvojau, daug mąsčiau, kaip čia teisingiausia būtų ir kaip būtų geriausia, bet man atrodo, kad galbūt taip. Tai nežinau, čia tiesiog reikia važiuoti ir žiūrėti ir bandyti ir panašiai. Tai bus aišku rytoj, ar gerai nusprendžiau ar ne. Tai dar dėl viso ko įsimečiau ir tas senas, savo išmieros, su kuriam važiuodavo, jos nėra labai geros būklės, tokios šiaip nedidžio šių, bet jeigu jau su šitom bus taip labai blogai, tai tiesiog per servizą turėsim kuo pasikeisti. Tai viskas, važiuojam dabar į pačius Daugus, šturmanas jau pagal laiką, matau, kad turėtų būti praeis administracinę komisiją, tai nuvažiuojam, susilipinam lipdukus ir važiuosime susirašinėti greičių ruožų. Zdarov, mes matėm. Esam Dauguose, ne finaliniam, prieš paskutiniam mineralio etape čempionatą. Turim neblogą valandą. Tai Vilmi, komentarą dabar pakomentuok apie tas padangas, kurias nusipirkai. Tai jau šiek tiek papasakojau kaip kas, tai nežinau. Dar eisim gal vakare, apžiūrėsim, pasitarsim, ką dar turiu savo išmieros, bet senų, dėvėtų, pavažiuotų. Nežinau, žiūrėsim, spręsim kažką, dėliosim. Gal bus gerai ir su šitom nesuvaižiavęs, nesubandęs, tai nežinau. O aš kaip manau, kad
Jeigu labai yra vienas geras pavyzdys, Rally 4 Fiesta, aš nežinau, ar čia bus lygiai taip pat, bet jeigu uždedi didesnės padangas, tai užvalsuos sparnus. Nu, aš nežinau, ar iš tikrųjų. Šiaip sparnai maža bėda, bet pati didžiausia dilema, kad nevalios tai su panažinai. Jo, irgi tas. Nes padangos, akivaizdžiai, kai žiūrėjau dabar ant galo, gal atkreipė dėmesį, mano išmėra priekį, balionai ir labai akivaizdžiai matosi tas skirtumas. Jo, ta padanga yra didesnė, jinai aukštesnė yra. Ir ant semų aukštis irgi aukštesnį šiandien Jo. ir ant semų kažkur platesnis pats protektorius, žinai, Jo. įsivaizduoju. Ir tas protektorius jisai stambesnis yra, riebesnis. Nu tai žodžiu, bus kaip bus. Jeigu lis lietus, tai manau ten ir su vienom ir tokiom nepajusi skirtumą, bet nežinau. Sankaba nepadėkos tikrai, variklis taip pat, manau. Trečias bėgis bus įmestas jau... Ribotkis šį kartą bus mažiau. Ne, čia dabar kaip tik reiks ribotkę sukt tiek, kad į trečią jau įdūrus irgi bėgėtų. Tai viskas, susilipinam lipdukus, automobilį palikau draugams, bičiuliams, kurie pravarys, mūsų panašus ten laikas, tai jie prasivarys Civiką priekį mūsų ir iš galo jie patys važiuosis, tai ačiū jiems. O mes važiuojam susirašyti greičių ruožų, pažiūrėsim, kas mūsų laukia 5-ame šiame etape ir paėmiau šturmanui, draugai buvo Vercijai čia, nežinau, kada čia buvo. Senai. Latvijoje, tai parvežė lauktuvių sąsiuvinį. Tokį sąsiuvinį gavau. Tai įsivaizduokit dabar Civikas ant kiek kilovatų daugiau turės rytoj. Niekam nešturmanavau, tai niekur nepanaudojau. Tai paėmiau Markui savo sąsiuvinį ir bandysim susirašyti į Vercijai. Kilovatų tai tikrai daugiau. Eiga padidės mašinos ir trauks geriau. Nu žodžiu, vieni plius. Viskas čia. Viskas čia. Kaip nusiteiksi? Jau tiesiai gautus. Kai varca jaučiuosi, be komentarų va. Kam ta žodis kaip? Aš prisižiūrėjęs, kaip ten rėkina varca driverį, tą šturmanai. Tai irgi patogumas. Viskas, pasiruošim, atvažiavam į pirmą greičių ruožą, bet čia uždaryta, ne? Kas uždaryta? Ar kas čia? Važiuok. Viskas, važiuojam į pirmą greičių ruožą. Čia ženklas sustatė. O, šiekanas. Karvių maistą padėjau, kad nerizmas. Ja. Sveiki. Ką, susirašym visus greičių ruožus, visus 4 unikalius. Tai šiandien viskas. Administraciniai praeita, techninė komisija praeita, greičių ruožai surašyti. Važiuojam, pasimsim automobilį ir važiuosim ilsėti šiandien. Kaip tau greičių ruožai? Man, bliau, šiandien geri greičio ruožai. Šiaip paskutinis trumpas, ten 2 kablis kažkiek kilometrų, bet... Bet geras. Nes Vilmis tramplyną pamatė metantį. Dėl to jam ir geras jisai. Man tai nepatinka. Nebijau. Nes tu irgi bijai. Nes aš irgi bijau. Ne juokauju, bet šiaip paskutinis va toks trumpiausias, bet pats smagiausias. Kažkaip toks, nežinau, reljefas tas toks aklas. Nu, kuo sunkiau, tuo mums geriau. Ir smagiau. Kuo sukčiau, tuo Civic žaliapjovė greičiau. Šiaip danga, kažkaip galvojau nuo praeitų metų, kad čia kieta, akmenuota, bet kažkaip nežinau, viskas visiškai kitaip atrodo. Toks meilynai, minkšta, nežinau, kažkaip viskas kitaip. Bet gal net, dabar palijo realiai, normaliai, tai gal tik taip atrodo iš tikrųjų. Kaip bus rytoj pamatysim. Užstatė mūsų tralą kažkas. Užrakintas? Kas rakina tokius automobilius? Žiūrėk stiprus. Kabinam tralą. Kabinam tralą, kraunam automobilį ir važiuojam į sodybą. Kairiau biškį.
Nusivaliai kojas? Tai aišku. Labas rytas, skanių pusryčių ir važiuojam, dirbam. Komentarą. Komentaras, va, jaučiuosi tiek pat, kiek telefonas, 21% dar kraunas. Įsikūrim servizą, automobiliai jau uždaram parke. Vėl batraštis nuplyšo. Ką darysim? Turiu zateškę. Ne, biškai persinė. Rengiamės, ruošiamės, eisim į briefingą ir lauksim mūsų starto. Kodėl jie? Ne, šiaip viskas dobu. Pedalai tai pas mane. Pedalai pas tave, ne? Pas mane rankiai. Pas tave yra, supratau. Šiaip greičio ruožai tikrai labai geri, labai techniški ir jeigu ne vakar lietus, aišku, dar nematėm situacijos, tai manau, būtų labai geri greičio ruožai ir greitai. Techniškai prie darmančio ir tikrai minerališkai stiprus greičio ruožai. Gražus susivinys, gražus. Kaip susivinys? Labai geras. Va. Pats trina, pats rašo gal? Ne, taip ne, bet va. Kviečiame prie scenos. Ant scenos kviečiu ir savo kolegą Tadą Zanavičių. Kviečiu Alytaus rajono savivaldybės direktorių, savivaldybės administracijos direktorių poną Vytautą Arbačiauską. Prašom visus ant scenos ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos narį. Važiuojam į startą. Važiuojam prie arkos. Ir važiuosim į pirmą greičio ruožą. Čia nėra alka? Ne, tenai. Kaip ten statistikų šaidai? 1000 litrų. O, kaip aš norėčiau, kad 1000 Ir ten visa jums reikalinga informacija, žemėlapiai, skaitmeniniai žemėlapiai, vaizdas, na žodžiu, visas gerumas, grafikai, visas gerumas, kurį pasitelkėt, Davai, Vilmi. Davai. Kairys 1,30. Dešinys 2 minus 50. Dešinys 1 į kairį 2 plius laikyti 70. Dešinys 3 vidum 30 stop, kairį 6. Stop, kairį 6. 40 dešinys 2 plius. 100 pem. Šikanas iš dešinės.
Kairys 0 šiam. Dešinys 2 plius piam. Tramplin kairė 140. Stop, kairys 5. Piam. Šikanas iš dešinės kirst. Tramplin viduriu, piam. Tramplin kairė į dešinį 2 plius ilgą. 8. Tramplin viduriu 100. Tramplin kairė 102 matai. Tramplin dešinė 8. Kairys 1 per tramplin galaus 50. Dešinys 2 minus pjaut. 7 matai. Kairys 3 plius per trampliną. Plius. 40 dešinys 2 plius per trampliną 30. Kairys 1. Tramplin viduriu dešinys 2 ilgas 3, 4. Į kairį 5 siaurą pavojingą. 30. Dešinys 3 minus glaust. Į kairį 3 pjaut. 40. Tramplin ir kairys 2 plius 20. Dešinys 2 plius per tramplin glaust 30. Kairys 1 minus pro šakas ilgas 40. Dešinys 2. 2 plius nepjaut. Tramplin kairė 100. Kairys 1 ilgas 2 minus glaust tramplin į dešinį 2 plius. Blečiai, paklausėjai manęs. Dabar onboardą tik reiks pamatyti iš tikrųjų. Galas nepatinka. Bet atrodo, blėt, nelabai laiko kažkaip, ne? Ar pocha? Ne, kažkas ne. Nelaiko. Taip kaip laikė Alytui. Tum. Blogai. Bet, blemba, žinok, gerai buvo. Ta dešinys, Šitie biški, ten kur kitką biškį išleidai. šitą atleidau, nes man pradėjau nežinai. Jo. Bet šitas, jo, gerai. Jo, nes nepaėjo tau užsilaikyti kairiai. Jo. Blėt, gerai, aš Kuo tu padasai? Eina, na, žinau, kad adrenalinas sukyla. Rankas dreba, gerai suvažiavam. Nu, bent jau man taip atrodė, žinok. Atlaikiai ten, kur turėjai atlaikyti. Viskas tvarkoj. Ja. Bet dugnas stavkiai nevalina tą mašiną, kodėl? Baubinai, Žinau, net man adrenalinas sukyla, bet gerai suskaičiau, ja. Va. Zaibės, nu. Ahujanai. 100 pam. Tramplin viduriu 200. Dešinys 3, 150. Stop, šikanas iš kairės. Kairys 2 plius per trampliną 70. Stop, šikanas iš kairės. Kairys 1 minus per tramplin. Tramplin viduriu ir dešinys 1. Į kairį 1 per tramplin. Tramplin viduriu 70. Dešinys 2 minus glaust. Į kairį 200. Kairys 1, 2, dešinė ilgas bala. Tramplin 100. Tramplin viduriu 20, dešinys 2 čiut pjaut. $50, kairys 2 minus neišleist. 102.
Tramplin kairė, į dešinį 5 spjaut. Dešinys 2 ilgas, į dešinį 3 per trampliną. Ir kairys 2 plius. 40, kairys 1. Tramplin kairė, 100 PM finish. Nu šiaip viską atkut, jeigu po tos balos nebūtume taip išsitaškę. Išmetį. Akvaplaningą pagavę, nu. Bet šiaip gut visai. Patiko, va kaip šitą, dešinys 3 per tramplin buvo čia šitas atlaik. Nu taip atsilaikė. Lemba, ten žiūri toks akmuo. Čia dešinys 3 per trampliną? Jo. Nepastebėjau. Lemba išmetį per tą vandą. Jo, per tą balą išmetė, užpisa langus ir nieko nesmatė. Suvažiavam 2 greičių ruožus ir atvažiavam į pirmą sutraukimą. Kairys 1, 30. Dešinys 2 minus 50. Dešinys 1 į kairį 2 plius laikyt 70. Dešinys 3 vidum 30 stop, kairį 6. Dešinys 2 plius 100 PM. Šikanas iš dešinės. Tramplin vidurių PM. Tramplin kairė į dešinį 2 plius ilgą 80. Tramplin vidurių 100. Tramplin kairė 120 matai. Tramplin dešinė 80. Kairys 1 per tramplin glaus 50. Dešinys 2 minus pjaut 70 matai. Kairys 3 plius per trampliną. Dešinį 2 plius per trampliną 30, kairys 1. Tramplin vidurių dešinys 2 ilgas 3-4. 3-4. Į kairį 5 pavojingas siaurą. 30, dešinys 3 minus glaust. Ir kairys 3 pjaut. 40. Tramplin ir kairys 2 plius 20. Dešinys 2 plius per tramplin glaus 30. Kairys 1 minus ilgas pro šakas 40. Dešinys 2 nepjaut. Tramplin kairė 100. Kairys 1 ilgas 2 minus glaus. Tramplinį dešinį 2. Vėžas, blėt. Išmetį. Išmetė. Galvau, čia finišą padangą kokią numontavo. Bet čia tokia vėžė buvo šlykšti. Bet jo, vėžiai nelabai laiko atsviekas. Meta. Arba minkšta gal dėl to. Neįsivaizduoju, bet labai kažkaip nelaiko vėžiai. Nenori jisai. Baigėsi servisas, turėjom dabar servizą valandą laiko, tai pridarėm šiek tiek reikalų, nuplėšim ten apsaugas, duslintuvo gumą. Tai dirbom, nebuvo kada nieko filmuoti. Tai baigėsi servizų laikas ir dabar važiuojam į 4 naujus greičių ruožus, kurių dar nesam važiavę. Tai pamatysim, kaip ten seks. Žiūrėsim ten, kaip bus pagal stenogramą važiuojant. Šiaip sakė, dabar pas mus čia nelyja.
Bet anuose greičių ruožuose, kur dabar važiuojam, sakė, labai lietus pila, plauna kelią, tai... Ir po servizų startuojame treti. Davai, Vilmošiau. King. Kairys 1-7. Kairys 2+ kiam. Dešinės 2+ glaust kiam. Kairys 2- ilgas. 100. Kairys 2- kiam. Minus, tam, dešinės 2 ilgas 3. Tramplin viduriu ir kairys 2 ilgas 3. 30. Dešinės 3+ ilgas. 3+ ilgas greitėja. 70. Kairys 2+ glaust. Kairys 2+ glaust ir dešinys 3+. 30. Kairys 3. 50. Tramplin viduriu 70. Dešinys 2- per tramplin 60. Tramplin dešiniai kairį 2+ 70. Dešinys 3 glaust. Arkai. Kurva. Į kairį 2+ 50. Kairys 2, 3- per tramplin. 3-. Tramplin 30. Tramplin vidurį 20, dešinys 1- 50. Tramplin viduriu 180. Dešinys 3- glaust. Ir dešinys 2+ 70. Kairys 1 per tramplin, stop šikanas iš kairės. Stop. Šma. 100. Tramplin viduriu 30. Dešinys 3, 50. 50. Kairys 1, 80. Man patinka taip gyvent. Šalalala. Dainarėlis varpelis. Nu, įvertink bus slidu. Davai, Vilmošiau. Go. Kairys 2+ per tramplin tam. Kairys 2 neišleis 60. Dešinys 1, tramplin kairė 30. Tramplin viduriu į dešinį 1 glaust ir kairys 2-. 2-. Pam. Dešinys 2 glaust į kairį 2+ ilga 70. Dešinys 1 per tramplin kairė. Į dešinį 2-. 40. Tramplin viduriu ir kairys 1 ir dešinys 3- lidu. 7. Kairys 1. Tramplin dešinė 80. Kairys 0 pjaut 120 matai.
Kairys 3 siaura. Tramplin kairiau meta 40, kairys 2 glaust. Ir dešinį 2 plius ilgą. 100. Dešinys 1. 7. Tramplin kairiai, dešinį 2 minus glaust. Ir kairys 3 minus. Tem, stop. Kairys 5 vidum. 8. Dešinys 1 minus 100. Tramplin vidurių 100 PM finish. Krantais. Maladės. Mano Tavo. kliurkos. Jo. Bet šiaip gerai užskaičiau, nes jautėsi, kad blėt kažkaip chujovai, žinau. Ne, aš tave tai Girdėjai? prisigazinam, kad slidu, Bet nėra čia taip jau slidu. Jo. Bet ir per tą trampliną taip tvarkingai šiaip. Nagi. Oba. Laimėjom iš jų 3. Vienodai suvažiavom. Bet tai tu dar pirmės tiksliau būtum Gal sulėkęs. gavom 10 sekundžių, ne? Pričiom? O tai 100 nežiūrėjai? Tai laimėjom pagal 10. Ir kurva taip važiavai. Ten, blėt, nu ten Labai 7 ant lentos buvo, atrodė. Čia padangų vežės. Trečiam kaip autobusą panašu. Prisideda padangų. Geriau galą kitoj. Ką? Dar vieną rezervę kitoj. Tai baigėsi dar vienas sutraukimas ir liko 2 greičių ruožai paskutiniai. Tai ir galiu pridurt, kad žė. Nu blemba. Ką? Ir 6 greičio lažą laimėjom absoliuti. Laimėjom 6 greičių ruožą absoliučiai tarp visų dalyvių. Nu, absoliuti, ta prasme, tarp mineralių įskaitų. Taip, bet Dar svečiai ne. dar pats nesuprantu, ką čia padarėm. Nes atrodė tai tikrai negerai. Šiaip pats važiavimas tai toks sau buvo, bet laimėjom ir mano pirmas laimėtas Ovidijau! greičių ruožas. Ant stogo vanduo! Važiuojam užbaigti 2 greičių ruožus. Kairys 1-7. Kairys 2 plius kiam. Dešinys 2 plius glaust. 40, kairys 2 minus ilgas. 100. Kairys 2 minus 50. 3. 30, dešinys 3 ilgas greitėja. 3 plius ilgas greitėja. 70. Kairys 2 plius glaust. Ir dešinys 3 plius. Ir dešinys 3 plius. 30. Kairys 3. Kairys 3. Pem. Deš tramplin vidurių 7. Dešinys 2 minus per trampliną. Šiam. Tramplin dešinę. Į kairį 2 plius 7. Dešinys 3 glaust. 3. Į kairį 2 plius. Pem. Kairys 2. 3 minus per trampliną. 3 minus. 30. Tramplin vidurių 20. Dešinys 1 minus 50. Davai, Vilmi. Iki galo.
Go. Kairys 2 plus per trampliną. 50. Kairys 2 neišleis 60. 2 neišleis 60. Dešinys 1 tramplin kairė 30. Tramplin viduriu į dešinį 1 glaust. Ir kairys 2 minus. 2 minus. Pem. Dešinys 2 glaust į kairį 2 plus. Ilga. 7. Dešinys 1 per trampliną. Tramplin kairė. Į dešinį 2 minus. 2 minus. 7. Tramplin viduriu ir kairys 1 ir kairys dešinys 3 lidu. Dešinys 3 minus, atsiprašau. 7. Kairys 1. Tramplin dešinė. 8. Kairys 0 pjaut. 102 matai. Kairys 3 siaura. Tramplin viduriu į dešinį 1. 50. Tramplin kairiau meta 40. Kairys 2 glaust. Tramplin į dešinį 2 plus ilga. Dešinys 1-7, tramplin kairę į dešinį 2 minus glaust. 2 minus glaust. Ir kairys 3 minus. Tam stop, kairys 5 vidum. Dešinys 1 minus 100. Tramplin viduriu 150. Nu kurva. Rally daugai finish. Super. Sveikinu. Sveikinu. Pramušėm cvilką. Pagaliau. Sveikinu. Ačiū. Ką mes padarėm? Nežinau. Ačiū. Pažiūrėsim laiką dabar, ką mes padarėm. Šitam. Atmušė jie, matau. Galėtų padarė. Vėl reiks padangą keisti. Važiuojam, greičiau. Aha, atlaisvik iš karto. Čia irgi, Tai buvo kur? Gerai, varam Vilnių. Netrukdom. Tai dar lieka druskininkas atplūsta, ne šitą pilnuolį. Lemba kažkaip galvojom. Po praeitą etapą kažkaip galvojom, kad kitą tai jau bandysim tikrai, bet... Neturim ko praras druskininkus. Pilnai Nu, varys. bet ir čia taip pat buvo. Pilnais. Ir čia taip pat buvo. Nu, laukiam. Varom? Civikas su visokiais garsais. Pilna žvyro visur. Suportuose stabdžių diskuose, bet mes jau netoli Viskas vietoj. finišo. Top 3, senė. Top 3. Pagaliau. Pagaliau, džiugu šiaip labai. Ir, aš nežinau, čia iš tikrųjų dabar paskendęs paskendęs mintyse, ką toliau daryti čia su ta mašina, nes, tikrai labai didelis arklių trūkumas, bet, šitas batkurėlis šonė kietas labai su tokiu cvieku. Tai vieną dopą dar laimėjom. Tai Ir laimėjom vieną greičių ruožą. Anksčiau galima, ne? Galima anksčiau. Galima. Ačiū, jaunuoliai. Ačiū.
važiuoja druskininkas ir susimatysime su kita mašina. Tave. Motyvuoja. Viskas, automobilis uždaram parke, kol nepaskelbs galutinių rezultatų, tol negalime jo pasimti ir netgi eiti prie jo. Tai laukiam rezultatų ir galbūt apdovanojimų. Na ir ką, tikrai fantastiškai šiandien skridęs, nežinau, pirmam trejete gal, ar pirmam penkete, tai tikrai pirmoji vieta klasės GC1, Vilmantas Karalius ir Markas Buteikis. Honda Civic, Šakių ASK, trasą įveikė per 20 minučių, 22 sekundės ir 24 šimtasias. Na tai va dabar jau galite ploti, švilpti ir sveikinti greičiausius Perlas Go Rally Dzūkija 5-ojo Lietuvos miniralio čempionato ekipažus klasėje SGC1 ir nuostabus trofėjai, kuriuos mums pagamino kompanija Lanksti Linija.